Sveiki visi! Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, kuriame nušviečiame svarbias sveikatos temas. Šiandien kalbėsime apie didelį mitą, kad insulto neįmanoma išvengti ar jo gydyti. Šis klaidingas įsitikinimas gąsdina žmones ir slepia tiesą apie tai, kaip toli pažengėme kovoje su insultu. Tiesa ta, kad daugelio insultų galima išvengti pakeitus gyvenimo būdą, be to yra gydymo metodų, kurie gali labai padėti, jei bus taikomi greitai. Pradėkime nuo prevencijos. Mūsų kasdieniai pasirinkimai gali padidinti arba sumažinti insulto riziką. Štai kaip galime apsisaugoti nuo insulto. Kontroliuokite kraujospūdį. Didelis kraujospūdis kelia didelę riziką, tačiau jį galime valdyti sveikais įpročiais, o kartais ir vaistais. Gerai maitinkitės. Rinkdamiesi maistą, kuriame yra mažai blogųjų riebalų ir daug vaisių bei daržovių, galime apsisaugoti nuo insulto. Būkite aktyvūs. Mankšta padeda kontroliuoti svorį, kraujospūdį ir bendrą sveikatą. Mesti rūkyti. Rūkymas didina insulto tikimybę, nes kenkia kraujagyslėms. Saikingai vartokite alkoholį. Per didelis alkoholio kiekis gali padidinti kraujospūdį. Kontroliuokite diabetą. Didelis cukraus kiekis kraujyje ilgainiui gali pažeisti kraujagyslės ir sukelti insultą. Ką daryti, jei ištiko insultas? Greitas gydymas gali išgelbėti gyvybę ir pagerinti pasveikimo galimybes. Krešulį mažinantys vaistai gali vėl atverti užsikimšusias smegenų arterijas, jei jie skiriami netrukus po insulto pradžios. Mechaninė trombektomija tai procedūra, kurios metu ištraukiamas krešulys, taip padedant kraujui vėl tekėti, ypač naudinga esant dideliems krešuliams. Greitis yra labai svarbus. Mūsų smegenims reikalingas nuolatinis deguonies tiekimas, o kuo ilgiau insultas negydomas, tuo didesnė žala gali būti padaryta. Štai kodėl labai svarbu žinoti insulto požymius ir veikti greitai, taikant bei EFAS metodą. Apibendrinant galima pasakyti, kad insulto dažnai galima išvengti, bet to yra veiksmingų gydymo būdų. Labai svarbu skleisti informaciją apie tai, kaip gyvenimo būdo pasirinkimas gali sumažinti riziką ir koks svarbus yra greitas gydymas po insulto. Sugriaukime mitą, kad insultas yra prarasta priežastis ir kartu siekime, kad ateityje insultas keltų mažiau baimės ir žalos. Jūsų sveikata yra jūsų turtas, o veiksmai dabar tai jūsų pergalė prieš ateities apgailestavimus. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite pamėgti, dalytis ir prenumeruoti, kad gautumėte daugiau sveikatos patarimų ir tiesų. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.